Tup, 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 tururup, tup, tup. Tikiuosi šitą copyrightą negausi chebrytę, čia bus kosminis, čia bus nejaukus ir žiaurus. Pirmas dalykas, disclaimerį nuo savęs noriu pasakyti. Jaunimas, nevartokite narkotinių medžiagų. Šitą epizodą man siuntė, žinot kiek žmonių? Belenkiek. Mano paėmai užėjo kiaurai, ištraukos, neištraukos. Jokingiausias tas ištraukas man pačiam buvo ir tik tokia išmetė. Berniukas, vyrukas pats parodė vidurinį pirštą trulikę pareigūnam. Pareigūnai pagavo truliką ir išsivedė jį. Tai aš tiek žinau ir vieną kitą trumpą ištrauką pamačiau, tai stengsiuosi paminėti, jei ką esu matęs, bet šiaip žiūriu pirmą kartą visą šitą epizodą. Čia yra bombinis epizodas. Turiu nuojautos, kad jaunuolis gali man rašyti asmeninę žinutę ir sakyti, būk geras, ištrink. Sorry, iš karto į ateitį pasakysiu. Kiti sako, ar čia mes juokiamės? Ne, mes nesijuokiam iš žmonių. Mes juokiamės iš atliktų veiksmų. O kam reikėjo rodyti tą faką? Sėdi trulikė ir ten buvai pavartojęs, važiuok namo ramiai, ar kur tu važiavai. Mes juokiamės, kaip karma atsisuka prieš patį tave ir dar mėginsime netgi perkelti visą tai į roleplay. Gerbėmėjai žiūrovai, o šiandienos draugas yra svarbiausia daryti, kuris paleido naują kilimėlių liniją. Buvom paleidę kažkada Virgio, kas esat seni žiūrovai ir žiūrit epizodus. Dabar paleidom 4 skirtingus dizainus. Mano pačio pirmo personažo Romis Legacy, Limited Edition kilimėliai. Tada visų personažų miksas, toks įkvėptas GTA San Andreas dizaino, galbūt įvardinkim taip. Ir tada Gintario ir Virgelio atskiri dizainai. Žmonės prašė, kodėl Simi darai tik tos didelius XL-us. Simas pasiklausė ir išgirdo. Padarėm 2 skirtingus dizainus, Gintario ir Virgio. Galite pasirinkti S dydį ar galite pasirinkti M dydį ir visus dydžius rasite čia. Atsiminkite vieną svarbų dalyką, kad visi kilimėliai yra šiuo metu ant pre-order, nes mano kalėdiniai užsakymai iš gamintojų vėluoja ir greičiausiai juos gausiu tik sausio pradžioje ir tada visus greitai išsiuntinėju jums kiekvienam, kad gautumėt kuo greičiau, o to pasekoje, kad gausite vėliau, nes daugelis galbūt norėtų iki kalėdų gauti, aš uždėjau visiems kilimėliams nuolaidas. Ir kuo jūs gal pagalvojote, kas yra tas 1200 eurų dovanos? Tai yra Genesis, SteelSeries ir klaviatūros shop įsteigtos dovanos. Visi, kas perka kilimėlį, automatiškai dalyvauja žaidime. Atitinkamai, kurį dydį perkate ir kurį kilimėlį, štai, pasiskaityti galite patys čia, nuėję į svarbiausia daryti.lt, taip kaip ir mano kanalas, su gramatiniam klaidom. Ir čia viską rasite. Gruodžio 23 gyvoje transliacijoje trauksime ir padovanosime pusę Genesis prizų, pusę klaviatūros shop prizų ir žinoma, dar palaikysime grand prizą SteelSeries iki sausio 8 dienos. Sausio 8 dieną vakare gyvoje transliacijoje išdalinsime likusias dovanas ir žinoma, grand dovana. Joje dalyvaus visi, net ir tie, kur jau bus laimėję, paskutinis traukimas ir dovana. Visas setas. Mausas, keyboardas, dar vienas mousepadas ir žinoma, aфиgenos ausinės. Pats tokias naudoju namie. Belin kaip geras setupas, tai gerbimieji. Papildomi 5% su nuolaidos kodu FARAI. Viduje ta pati marihuana. Kolega, Paro, kiek? Parodyk, noriu pamatyti kiek. čia didelis kiekis gal. Čia labai blogai šitam vyrukui. Blaivumą tikrinsim, laukiam. Mano spėjimas iškart. Davai, mano, čia turbūt rekordas. Tai ką, lekiam į epizodą. Ir reikalingas tas tyrimas. Gerai, kad kamera yra. Kad savo darbą dirbantiems policininkams nepasirodytų maža. Tuoj, pala. Pro šalį važiuojančiame troleibuse stovintis vyrukas prisispaudžia prie lango ir parodo vidurinį pirštą. Kažkas su mūsų pirštais Aš va tiek mačiau, gerbimieji žiūrovai, iki va šitos vietos ir čia jau supratau, kad bus geras epizodas. O vėliau man dar tik tokia buvo išmetę, kad vaikinas įdomius movementus daro su žandikauliu, tai kas išduoda mums, kad bus šponkėdėjas. iš esmės ne taip, jei tik tokie gestai susidėlioja. Troleibusas sustabdomas, vaikinas apklausiamas. Labas. Labas. Kokius ten necentūrinius gestus rodai? Ką? Ką tu čia darai? Išlipu iš karto, tai tau prisiduot. Tai Ką jis sako, kodėl aš turiu tau prisiduoti, ar išlipu tau prisiduoti? paaiškinkit, kodėl rodėt necentūrinį gestą, vadinamą faką per langą. Vadinama faka, pareigūnas tiesiai nevinioja į vato ir gerai. Ką? Galiu išlipti. Tai paaiškinkit, kodėl taip darėt, aš jūsų klausiu. Deja, savo Eina savo, ar galiu išlipti, jau nepadoro, jau pamatė kamerą, jau suprato, kad bus reikaliukai.
elgesio paaiškinti negali, tačiau reginį dovanoja išskirtinį. Galiu rankas į viršų? O ką turit prie savęs? Nieko, tiesiog bijau ir prieš filmus prisižiūrėjau, kaip vyksta. Per filmus prisižiūrėjęs yra rankas. Man atrodo, labiau yra TikTok'ų prisižiūrėjęs, kur rodo kaip Amerikoje, kur atsiklausinėja, ar galite daryti kelbelę, čia jau bus, matau. Reikia švęsti, girdint. Jo, lypam iš autobuso. Tai aš klausiu, ar galiu? Gerai, lypam iš autobuso čia. O jau sako, lipam iš autobus, nebereikia, jau klaus, bičiuli. Vaikų žaidimų nežaiskit kažkokiu. Kas jo galvoj dedasi? Norėjo šipsuoti, supranta, kad yra brydės. Bet jis pats nejaučia, kad veidukas tampusi. Tai draudžiamų daiktų su savimi prie savęs. Aš klausiu, draudžiamų daiktų su savimi prie savęs ar turit? Gal galiu tiesiog visą kuprinę jum iškraustyti ir viskas. Gal žiūrėk, gal viskas tvarkiniai čia ir būsis. Aš nieko neslėpiu, tiesiog. Bet protokolo gausit už tai, ką rodėt per langą, žinot? Kodėl? Nu nesurodėjai fucką pareigūnams, kodėl? Tai jūs bent prisimenat, ar žinot, ką rodėt per langą mums? Ne? Sunkus atmintim? Blia, čiupa už galvos, o ką aš, blia, rodžiau? O įsivaizduokit, jis rodė kokiam draugeliui. Eik, tu, kaip čia žiauru būtų, jeigu už pareigūnų kur nors ant gatvės, ant šaligatvio buvo koks draugelis, jis pamatė, fakiuką draugeliui ir pareigūnai pagalvoja, kad jam rodė ir jam dabar neatsigamina smegenis, kad būtų pareigūnam ką nors rodęs. Prisimenat, kaip netinturinį gestą per langą rodėt? Aš klausiu jūsų, neprisimenat? Galiu aš atsimti visą šitą. Ateinam čia. Ką atsiimt? Atsiimt rodymą? Blet, pradėjo tempti bakūrą. Čia atsiprašyt norit ar kas yra? Jo, aš noriu ir atsiprašyti ir noriu atsimti visą šitą. šitą. Tai dabar Dramatiškai užlaužęs rankas graudulingų balsų, bernelis nori lyg ir atsiprašyti, lyg ir atsiimti. Svarbu, Breme, net ir gaila dabar darosi. Galiu nuskęst rankas? tiesiog paaiškint. Jūsų nieks ir neprašė rankų už Aš galvos. žadėjau sakyti tą patį, bet tai tavęs nieks ir neprašė rankų kelt. Ar galiu nurasti? Pareigūnus sakė, jūs nieks ir neprašė. Nu, pagal protokolą aš taip darau. Pagal protokolą aš taip darau. Nuleiskit rankas Galiu? ir atsakykit į mano klausimą. Žiūrėk, į kitą žiūri pareigūną, tas neatsako, ar galiu? Galiu? Ar girdit? Galiu, pasitikslinu antrą kartą. Paaiškinkit, Vo, blėt. Nedavė leidimo, jeigu pagal tavo logiką, vaikinė. kokiu pagrindu rodėt per langą man gestus ir ką jie reiškia. Jūs galit paaiškinti ar ne? Matau, nesiorientuojat labai aplinkoje, nesuprantat, kas dedasi. Jeigu atvirai galiu paaiškinti, va dabar vas, taigi, paaiškinti. Paaiškinkit. Trumpa pauzė. Opa! Žiūrėk, pasispjaus rankas. Ar jis taip įtemptai galvojo, ką pasakyti pareigūnams? Nurodžiau fucką. Išrašo protokolą, susimoki baudą, gyveni toliau. Energijos sužadinimas ir istorija iš pirmų lūpų. Žodžiu, reiškia, su manimi Žodžiu, o buvo? Taip, pys anekdotą dabar atsakau. išiau mašinas, man važiavau, matėt, ukrainietį, bet tą, su kuriuo važiavau, kurį ką tik paleidau. Viskas Kad nieko, tu su truliku važiavai, bahuriuk. Tu su truliku važiavai, su kokia ukrainietė. Tave iš truliko išsivedė. buvo inicijuota jo. Aš tiesiog susigundžiau pagrindą. Baliam, bet štai, nu ir man pasakė, va, taigi это лоходрон, да? Anekdotas jums. Вот это лоходрон. Балямба тампо. Это ваши, короче, где это... Ну, это просидела пропаганда, короче, провокация. Blet, jis visus žodžius, kokius tik tai sugalvoja, bet kokius sako. Minties nėra. Tai kokiu pagrindu rodėte vidurinio piršto gestą mano kolegai, klausim? Kokiu pagrindu? Dirbu šitoje firmoje. Kol kas viskas linksta į tai, kad kalta aplinka. Pirmas pagrindas. Dirbu šitoje firmoje. Blet, jeigu jis padarys šitą, dirbu čia, čia, čia ir čia, tai sakys, blet, ar galėtų būti išsisukimas čia? Dirbu šitoj firmoj, darau tą ir tą, darau aną ir darau trečią tą. Ir aš prie lango trūlikė savo kolegai, va taip aiškinau ir jums pasimatė. Masa tas vidurinis pirštas, gal net taip užlenkiau. Čia būtų išsisukimas iš situacijos. Antras pagrindas. Ne, čia jis yra jau mano užlenkė vidurinį. kolegos. Aš su jais dirbu jau savaitę laiko. Normaliai, Jie ilgai. mane tiesiog jau kiekvieną dieną Jau atsilenkė iš eilės pirštas. truputėlį įtikinėjo.
Ką? tą patį pirštą. Seni, tu tą patį pirštą 5 kartą lenki. Žiūrėkit, Mane darbė kolegos nėra geri. žiūrėkit, tai Jie jūs... mane nuo pirmadienio, atsiprašau, kad... Paklausykit, gerai? Jie mane pradėjo išgerinėti. Jie mane pradėjo išgerinėti. Wow, ką? What the hell su logika? Jie mane pradėjo išgerinėti. Istorija doesn't make sense. Pirštų neužlenkė iki galo. Taip, jie man pradėjo siūlyti alkoholį. Jūs teisingai sako, taip. Aš ką ir noriu užbėgti įvykiam užduočių. Taip esu išgėręs. Bet ar tu užbėgsi, kad esi šponkę dėjęs? Jūs teisingai sakot, jie man pradėjo siūlyti alkoholį. Tai vidurinė piršto gesta. Kokiu pagrindu rodė? Tiksliai, jis jau tiek nukreipė dėmesį, matai, aš dėl to ir nedirbu pareigūnų. Aš jau užmiršau rimtai, koks klausimas buvo užduotas. Aš jau į jo istoriją tiek įsipyniau. Paskutinį kartą klausim. Čia mūsų norėdamas įžeisti, ar ką jūs čia darėt? Jeigu atvirai sakant, reiškia kaip locha. Bandžiau pasirodyti prieš tuos savo kolegas, neturėdamas jokio pagrindo nei prieš jūs, nei prieš juos, savo kolegas, nei prieš savo kolegas. Galiausiai Pagaliau bičias sakinį normaliai sudėjo. Tiesiog užėjo spontaniškai momentas, nei norėjau jūs įžeisti, nei kolegos, tiesiog prieš kolegas norėjau pasirodyti pamandravoti. Fair point. Šitas jeigu paklaus, ar gailisi, tai gailėsis. tai įvardinama vidurinio piršto rodymo priežastis. Noras pasirodyti prieš kolegas. Ir aš Pastriek, pažiūrėk, aš vadėsiu, ką jis kupriniai turi. Ką jis turi? galiu prasipūsti. Žiūrėk. Tikrai. Ką kupriniai rasim? Draudžiamų daiktų rasim kupriniai? Važiuoja. Nuo ko? Jisai savo mintyse yra jau scenarijų sugalvojęs visiškai kitą. Sako, ar rasim draudžiamų daiktų? Važiuojam. Ar čia tipo važiuojam, ieškom? Aš galvoju, ar lipsi mašiną? Apstaigęs būsite. 3, 9, paskui ten 4. Gerai, draudžiamų daiktų kišeniai turit ar ne? Draudžiamų daiktų kišenės turit ar ne? Galiu pasitikrinti. Visą kišenės turi. Galiu pasitikrinti prieš atsakymą. Jis dilemui dabar yra, ar turi, ar neturi. Neišdėkite ant Bet jisai, kodėl jisai nori pasitikrinti? Ne dėl to manau, kad jis nori paslėpti, jeigu turi. O nenori melagingai pasakyti, kad neturi, bet ras. trinkelių. Ar galiu pasitikrinti prieš atsakant jums į klausimą, Žiūrėkit, nes man atrodo, kad tai bus svarbu teisminiam procese. Bičias dėlioja mintį. Žiūrėk, nuo epizodo pradžios, kai jis minties normaliai nedėlioja, jis dabar labai gerai mintį dėlioja. Vaikšto pas jį turbūt. Viduj ten viskas. Visą kišenį Net pareigūnas nutilo ir taip sulinksėjo. turinį išdėdat ant trinkelį. Dar kartą kartoju. Aš reikalauju jūsų. Išdėkite Galiu visą kišenį. rankas nuleisti? Galite. Išdėkit visą kišenės turinį čia. Galiu. Jo, galite. Leidžiat. Išdėkit. Ačiū. Va čia va. Leidžiat iškart nebaudų. Šiaip atvirai, žiauriai norėčiau, kad neturėtų, nes, buvo, patūsino. Tikiuosi neturės. Aš pirmą iškrausiu. Ir gaus tik už faką baudą. Telefonas. Telefoną. Iš kišenių ištraukėme telefoną, 2 pakuotės kramtomųjų saldainių ir 6 vienkartinės nosinaitės. Kramtomųjų, kad žandikauliniai išsilaužtų. Kol kas neaišku, kaip tai Blet, atrodo, pys magijos triukai. Opa! Nėra. svarbu teisminiam procesui. Oba! Nėra. Oba! Nėra. Oba! Nėra. Gerai, toliau. Ir rodykit, oba! kas dar Nėra. kišenės. Ir oba! Nėra. Ble, jisai magas! Jisai bus magas. O įsivaizduokit, apgavo mus, kamerą ir pareigūnus. Ir jis ten turėjo ir kol taip darė, įpys paslėpė. Tegul viską iškrauna ir stovi, gerai? Taip Ir ir darau, taip ir darau. Taip ir daro, nu. Galėtų taip kaip Dedam visus daiktus, visą kišenės turinį dedam ant trinkelių. viską. Pats matai, žiūrėk, va. Slapta kišenėlė. Taip, Dabar 2. kamera filmuoja, viską trauk. Žinai, kas būtų juokingiausia. Slapta kišenėlė viską traukia ir ištraukia dragsų. Pizdėts būtų. Gerai, žiūrėk, viską iškroji, taip? Palauk, dar ne. Pareigūnai demonstruoja nepalaužiamą kantrybę. Sakykime taip, Rank, nei giliai. vienoje iš slaptų kišenių nieko draudžiamo nėra. Ramiai pastovėkit, žiūrėkit, jūs galite, ta prasme, taip nesielgti, ta prasme, kas jums darosi? Batą nusimovė. Gerai, dabar stovėk, žiūrėk jį, Ne, gerai? palauk, dar vienas batas liko.
Dar, blėsk užbaigti, mano vidinis ADHD irgi. Antrą irgi turiu parodyti. Batus nusimauna ir koinės. Gerai, žiūrėkit, užsimaukit batą, ateikit prie tarnybinio automobilio, prisėskit, netrukdysim kolegai, darysim, apžiūrės jūsų kuprinę, kad turit kuprinę, kokį turinį. Ateikit prie manęs. Ateikit prie manęs. Prie manęs ateikit. Prie manęs ateikit, dar kartelį kartoju. Tiesiog prisėskit dabar, nesijaudinkit, nesate sulaikomas, dabar prisėskite, kadangi esate ant važiuosios kelio dalies, eismas įdėvus, pasėdėkit. Policininkas šiek tiek pakeičia performanso intensyvumą, pasiūlydamas prisėsti į sulaikymo patalpą. Apie ką jūs man pasakėte, kad vien narkotikų? Nesakėme apie jokius narkotikus. O turi tokių? Pagal jūsų veiksmus aš tai sprendžiu. Man atrodo, tu sprendi palei savo veiksmus. Per TV3, tai ten išvis farai. Per TV3, tai ten išvis farai. Važiuoja, va. Farai. Sulaikymo patalpa veikia Galėjo dar pasakyti farai reloaded. Double. raminančiai. Nuskamba linkėjimai farų laidai ir operatoriui. Farai. Va. Paaiškėja, kad pilietis moka ir daugiau gestų, bent jau dešinę ranką. Opa. Ir tau linkėjimai. Ačiū. Nešūkauk, gerai? Nešūkauk, tyliai. Ačiū. Cameraman never die. Cameraman never die. Kamerų. Blet, gerai, kad aš irgi esu dirbęs kaip kameramanas. Never die. Nesikeikit, ko jūs keikitės? Pasidėkit ramiai. Aš norėjau išgarsinti mūsų šalį. Aš norėjau išgarsinti mūsų šalį. Wow, griežtas šitas bičias. Kažko primena Breakdance is always breakdance. Legendinė farų laida. Tik tenais, man atrodo, buvo tik alkoholis. Čia alkoholis ir daugiau. Okay, guys. We have Switchinom į anglų kalbą. police in the street. Okay, we got a story now. Let's see. In the street. We call this policia. Policia. We call in the Lithuanian language, we call this policia. This is my house. Entry, please. Ar tavo smegenys taip greit bėga, ar kas yra? Tu Lietuvoje ir tu gali toliau tęsti lietuviškai kalbėjimą. Jis ką tik jaučiu išskrido mintim, kad yra Anglijoje. And we very, very brave of this. It is 100% of protection from us. Kol vyksta šalies garsinimas anglų Nuo mūsų pačių yra apsauga. kalba, draudžiamų daiktų kuprinėje nerandama. Tvarkoj, žiūrėkit, išlipkit iš transporto priemonės, ateikit čia. Ateikit Iš čia. tikrųjų, ar ne? Eikit prie Iš tikrųjų, iš tikrųjų, juokauja tavim. kolegos. Ateikit čia. Taip, laikyk rankas ar taip? Atsistokit, žiūrėkit. Niekas tau nežaisim. niekaip nes... Va taip, geriausiai bus kaip žvakiai. Bet prašau, duok man laiko ir man reikia iškviesti. Žiūrėkit. Žiūrėk, aš tau nusirenksiu. Susukit, sakau. Nereikia prie manęs nusirinkt. Ką jūs darot, nuskaikit? Jums tai patogu stovėt. Aš tiesiog taip įpratęs, Gerai. bet tu mane pirmas kartas, kada man tai darai, aš tiesiog Gerai, įpratęs. Ir gerai. viskas, man reikia nusirengti. Gerai. Aš galiu atsisėsti. Nereikia gatvį nusirenginėti. Jisai sakė, aš galiu šikną parodyti. Jis... Kaip oro uoste tos, kur snaglina draksus. Arasi, ta prasme. Aš tiesiog nesuprantu. Žiūrėkit, Ramiai, pastovėkit, ar girdit? Ai, stovi. Dalinės apžiūros metu patikrinama, ar jaunuolis kabutėse nepamiršo kažko ištraukti iš kišenių. Tik tai nevartyk, jeigu tau išeina. Jeigu išeina, paimk Nieko nėra, žiūrėk, čia. draugo pagalbą, tu mane gali nurengti nuogai. Aš tau Jeigu išeina, pakvies draugo pagalbą. Bičias visur, ką tik Anglijoje buvo, dabar jau yra 6,0 milijonas draugo pagalbą kviečia. leidžiu. Aš esu visiškai normalus pacanas. daiktų. Reikia. Normalus ir esi tiesiog ilgesnė normaliai. Garantuoju, bičias ir yra normalus. Tiesiog ne tuo momentu jį pagavo. Bet vėlgi, gerbimieji žiūrovai. Vieni ten gali sakyti, ar tu juokiesi, kad čia jį pagavo? Nesijuokiu. Man atvirai netgi gaila bahuriuko, kad pagavo. Bet atsukim viską atgal. Kas kaltas? Nu tai vat nuo to turbūt ir pradėkim. Mes nesijuokim iš žmonių, mes juokimės iš jų veiksmų. Štai, kad... Viešoj vietoj? Žinia, kad įžeidžiančių gestų rodymas turės pasiekmes, trumpam išmuša vaikiną iš vėžių. Atsiprašau. Einu, na, Žiūrėkit, jau galvoja praslydo. Jis užmiršo tikrai, kad fuck rodė ir nuo ko viskas prasidėjo. Pareigūnai paaiškina, kad čia padarė tikrai
Dėl judesiukų tam tikrų. Nusižengimo protokolą. Kažką Kažkokios viešosios tvarkos pažeidimus reiškia Bet tu vidurinio piršto gestas mano kolegai bei necenzūriniai žodžiai. Prieikit prie kolegos Ir prieikit prie manęs. 5 sekundės iš mano rankų kaip oro balionų. O, palauk, dar putimas, spėjom. Arba jį išpongės labai yra išblaiviusios, arba jis nėra baisiai įkalęs. Bet jisai ten sakė, žalių 9, dar kažko. Aš sakyčiau, koks 1,6. Šelmiškas mirktelėjimas. Koks, palauk, dar kartą pažiūrim. 5 sekundės iš mano rankų kaip oro balionų. Šelmiškas mirktelėjimas Kaip mirktelėjo prieš pūsdamas. operatoriui ir smarkuoliui nustatomas ir lengvas. Kaip girtumo žiūri į laipsnis. pareigūną. promilė 40. Ui! Aš 2 vienodus spėjimus padariau. O kaip antrą padariau vienodą, galit Contribui pažiūrėti. Nuorodą rasit video aprašyme. Ant 0,20 apsišoviau. Čia turbūt mano... Blogai. Bet suprant. Baudžiako, bet blogai, todėl kad aš... Daiktus susirenkam savo. Galiu? Galit. Leidžiat? Galit. Leido. Ei, gal ne per daug... Aš tau tiesiog kadrą noriu padaryti. Daiktus susirenkam. Romantiškas kadras lyg ir pavyko. Kas pagavote oro bučinį, pasilikite arba... Jo, gerbimieji, sutinku su Farų balsu. Pasilikite bučinį ir čia per Farą reloaded. Ir parašykit komentarą, ką jūs galvojate apie visą šitą situaciją. Gražinkite. Žiūrėk, gal kažkaip jį nepalik čia, ta prasme. Ne, tai Čia eis dar Manau, nesąmonė. negalime į viešą vietą palikti. Aš manau, sunku viešą vietą tokį žmogų palikti būtų, ne? Aš manau, ta prasme. Kaip jis greit viską, kai supranta, kad gali būti vežamas, kaip jis greit viską sutvarko. Žiūrėk, Aš manau- dabar padarau visą testą. Čia nereikia visą šitą prikolą daryti. Susirinkit daiktus. Daiktus susirinkit. Važiuoju namo, prisiekiu. Vienas autobusas tiesiai namo, prisiekiu. Maldauju jūsų. Žiūrėk, iš karto daiktų surenku. Va. Matot, kai iš karto prikolai baigėsi, aš iš karto normalus. Ir jokių čia prikolų pas mane nebėra. Ir niekur man važiuoti nei ką. Kol bus surašytas protokolas, berneliui teks pastovėti prie tarnybinio automobilio. Čia stovim, nejudam. Bet aš pats jau nejaukiai neskambinam, jaučiuosi. Stovim ramiai, gražiai. Surašysim administracinio nusižengimo protokolą, tada paleisime. Kadangi esate neblaivus viešoje vietoje, turės keliauti tiesiai namo. Aš kaip pasakiau. Puikiai, jūs. Viskas, stovim, Puikiai. nieko nedarom. Laukiam. Ir nesikeikit. Buvau, aš atstovėsiu. Belaukiant protokolo, esminės mintys perduodamos gestų kalba. Ai, nesakė, negalim kalbėti. Nelaukit ten. Aš bandysiu išversti. Vyrai, jūs. Gerbiu, myliu pareigūnus. Mes Lietuvoje gyvenam. Esam visi iš tos pačios šalies, taip sakant. To paties gimio. Gerai, atsistokit čia, ar gerai? Protėviai Ar vos girdit? netgi panašūs. Atsistokit, pastovėkit čia. Ir aš netgi baudą gaunu. Čia, pastovėkit. Jūs naujokai. Naujokai, blėt, sako jūs. 17.52 metų. Nepraėjo. Girdim. Užrinkties. Nustatėm autobusą, rašėm protokolą. Galiu man pasakyti, kodėl nepraeinu patikros. Kokios? Nu va, ką tik išgirdau, nepraeina. Praeina. Operacija kažkas. Aš nežaisiu čia. Tu ne hujelink, seniukai. Tu šitom frazėm tu gali greit būti vežamas. Tu man žiūrėk, tu man mano laiką. Tu negaiš gerai, aš iškart kliučiu advokatą. Atvažiuoja pas mane visą sistemą ir visas. Vo taip. Blet, seni, tu džiaugs, kai neturėjai dar papildomos šponkės prie savęs. Čia būtų labai gerai, negerai buvę. Tu mane uždarai ir paleidai namo. Ne, žiūrėkit, mes jūsų neuždarėme, surašysime administracinio nusižengimo protokolą ir paleisim. Kad ir ką vartojo vaikinas, poveikis itin neigiamas. Kyla agresija, liejasi keiksmai, pilietis prašyti prašosi kelionės į komisariatą. Telefono numerį, sakykit savo. Telefono numerį. Pasakykit. Reikėtų tėlių. To telefono numerį. Ne, telefono numerį. Nereikia lysti į salono transporto priemonės, tvarkoj. Aš ir ko puikiausiai iš lauko girdžiu. Man pirmas kartas. Protokolo 30, sakot, pirmas kartas? Koks šitas žiaurus. 30 protokolų turi. Kaip tai paaiškinsit? Tai panašu, kad ne pirmas kartas, o gal 30 turėjot omenyje.
Eik Duomenų tu bazėje sau. pareigūnai aptinka įspūdingą piliečio dosje. 30 protokolų už įvairius pažeidimus ir nusižengimus. O pabaigai epilogas. Tai va dėl to jis Ir viską žino, niekada kaip... gyvenime taip nesielkite, kaip aš elgiuosi. Jeigu jūs per parus matote šitą laidą, žmonės, gyvenime daugiau taip nesielkite. Tai yra blogas pavyzdys. Aš esu blogas žmogus. Blogas pavyzdys. Nesutinku su tavim, tu esi geras, visi žmonės yra geri. Kartais jų poelgiai nėra geri. Ir niekada nenorėčiau, kad Lietuva taip elgtųsi, kaip aš elgiuosi. Todėl visų jūsų visuomenė prašau dėmesio. Prašau, nesielkite taip, kaip aš elgiuosi. Jeigu kada nors pamatysite tokį žmogų kaip aš, iškart informuokite 112. Niekada netilėkite. Ir jokio nusikaltimo. Oi. Tu nusikeikiai, jo. Iš naujo, persuk video. Ir jokio niekada nusikaltimo nedarykite, jeigu daro... Žmonės vaikšto, toliau šūkas, eina prisėsim. Ne, nu, Eina prisėsim. Eina prisėsim. Gerai. Ranką duok. Gerai. Eina prisėsim. Baig. Žmonės vaikšto, toliau Aš šūkauja. tiesiog paprašau. Ta prasme, nu... Bet jis teisingai palaukit, viską laikymo susakė. kameroj, tvarkoj? Bakūras viską supranta. Riksmai ir keiksmai baigėsi tik pasodinus smarkuolį į sulaikymo patalpą. Blembački. Abidna ir graniukai. Leis ar kaip? Jo, palauksiu, lipam. Lipam. Slaikymo kamerą, palauksiu. Kol surašysim protokolą, Luklas... Aš jam dar nesurašė, jisai visą laiką tiek nukreipinėja dėmesius. Tau sunkiai gaunasi... Tau sunkiai gaunasi gatvėje, būt. Sėsk pavešim. Dabar žiūrėkit, manęs neperpatinėkit, aš jūsų pažinęs viską. Jūs nebuvo tas laikas, kad prieš kiek mėnesį. Baudą šiuo metu mes neskiriam, yra nagrinėjimo data, nagrinėjimo data taipogi yra Įtiesina. protokoliuko. Ir jau tą datą, tą dieną jums skirs baudelę. Šiuo metu jūs esate nebuvus viešo vietą, tai gal kaip ir minėjome, keliaukite namo. Gerai? Sveikitės. Ten neskupinė yra, einam. Kuprinės nepamirš. Įžūlus įžeidžiantis elgesys įvertinamas protokolu. Bauda bus skirta pasibaigus administracinio nusižengimo nagrinėjimui. Nepataikiai, už pešių perėjus eini. Wow, gerbimieji žiūrovai, wow, vyva. Rimtas. Nu nieko, einam kurti Bakūriuko personažą ir žiūrėsim, kaip mums seksis padaryti GTA roleplay'ų. Sugalvojau dar visą šitą twistą nukelti šiek tiek atgal į 90-uosius. Įsivaizduokime, veiksmas vyko tada. Todėl mes pasijungėme į 90s roleplay serverį, kuris yra būtent 90-ųjų tematika ir pamėginsim tą situaciją atkartoti tais laikais. Kūrėm personažą. Neįsivaizduoju, koks Bakūriuko vardas ar pavardė, bet pavardę mes dėsim Šponkę. Vardas, tebūnie, neįsivaizduoju. Jeigu pataikysiu, bičiu, Andrelis. Andrelis Šponkė. Ir jis keliasi būtent į tuos senuosius metukus. O juoda maikutė, juodos kelnikės, balti naikiukai. Nežinau, ar mes 90s roleplay serverėje turėsim naikiukus, bet grandinėlę matau turi ant viršaus. Nematau čia prieblandai, čia juoda ar ne juoda. Va, čia tikrai bus juoda. Juoda maikė, grandinėlė. Nu, čia panašu gali būti kelnikės tokios. Batai. Gerai, tinka. Kuosena. Palauk, atsistojam į šviesą. Cepa. Čekšt. Bakūriukas. Stovi. Yra. Dvigubą rūbą mums neis uždėti tą striukelę, kurią jis turėjo, bet jis didžiąją dalį ją buvo nusijėmęs, tai mes vis dėlto. Ar veikia mums animacija? Ui, veikia. Ir piktas veidas dar. Gerai. Žiūrėk, gerbėmieji. Aišku, jūs turės važiuoti su truliuku, bet kokia čia 90s roleplay yra. Audelė mašinikė. Aišku, čia yra importinė mašinėlė. Tie, kas žaidžiat 90s roleplay serveryje, gali tokias įsigyti. Pas juos per ticket sistemą, per Discordą. Pasikeliat tiketą ir sakot administratoriams, savininkams, noriu įsigyti importinio. Blemba, čia yra audelė. Audelė, bet gerulė. Tai jo, jeigu įsigysit kažką, gerbimieji, tai visą laiką sakykit, atvykau nuo svarbiausia daryti per tą tiketą ir jums duos dar 10% nuolaidą. Tai čia no problem ir į 90s roleplay, žinoma. Palieku linką video aprašyme į šitą serveriuką. Galite užsukti, aš šiame serveryje pats žaidžiu su Ginterio personažu laiks nuo laiko, tai
Susitiksim. Varom pastatyti šitą mašinėlę į garažą ir jaučiu bėgsim pripada tiesiog parodyti foką. Ai, nespėjau paspausti rodyti foką. Ble, jie nusivijo tą mašiną. Kaip reikės išprovokuoti su tais fokais tos pareigūnus? Jie nesiims. Ble, reik, vis tiek, išlauksim. We gonna do it, gerbimieji. Sveiki, kas vyksta? Kame problema? Prie ko? Jis nekalba mano iš Kame pradžių. problema? Bet kodėl jis nereaguoja, ble? Parodytų pareigūnui. Foka, aš rauklėnčiau už pareigūnus, skaičiu, teini čia, ble. Pat čia rodai. O ypač 90-osiuose parodyk tu pareigūnui, foka. Ble, ten Saudinė, kur nuvažiavo. O! Nagi, bet šitas. What the hell? Man vaikystė primena. Mano amžiną atilsi bočelis su tokiu varinėdavo. Į kiemą dar grįždavo netgi su tokia. Wow. Blemba, kiek toli tas sirenas. Va, važiuoja kažkas. Pareigūnas mačiau pravažiavo. Ble, ir pravažiavo. O. Kam taip rodyk, a? Aš? Taigi... Pareigūnas, stažuotojas Alvydas Zainauskas iš Paleto Bay Department. Kas vyksta, man paaiškink dabar, ką? Asmuo atrodo lyg pavartojęs narkotikų. Aš galiu jums visą kuprinę iškraustyti ir viskas. Duova, iškrausti. Aiškiai, biškai judat, kas Kuprį dirbės, čia Aš? Nu, Lemba, fokus rodai čia dabar. Kas ir dabar? biškai Kas žandikulis. dabar nekontroliuoji savis, alio? Aš tai... Nu tai Nu. Aš galiu atsiimti, aš iškraustysiu visą kuprinę. A tai kam nahui tu krausi tą kuprinį, ble? Pohu man tą kuprinį. Dabar sakai, dėl ko čia fokus rodai dabar. What? Man šits įdomu. Turėk su tą tašį, man... Ką? Ar aš galiu atsiimti viską? Im, O rankas iš vis galiu nuleisti? gali. Nu, Leistus į savo ranką. Nu tai aš, žinai, tai aš pagal šitą, pagal protokolą. Nu, pagal protokolą, ką? Nu tai, žinai, kai sulaikys, jeigu aš rankas būsiu pakėlęs, tai, nu ir pizda tada man teisme. Tai aš galiu nuleisti rankas. Tai nuleis. Leis. mes Bet tiesiog sakyk- norim paklaust, kodėl tu mums Tau rodė buvo. vidurinius pirštus. Aš galiu detaliai visą situaciją papasakoti. Gerai. Papasakok, kas buvo nuo pradžių. Aš su tuo, vat, kolega, kur nuvažiavo, aš dirbu, ukrainietis. Aš su juo dirbau jau visą savaitę. Nuo pirmadienio jie mane išgirinėja. Ir va tada ir prasidėjo visa propaganda ir provokacija. Dabar klausimas, žiūrėk, vartojai alkoholį? Jo! Išgėriau Lemba, žalias viešoj vietoj. 3,9 ir dar ten. Blet, Kaip jis dar tau pastovi viskas tam gerai kojų. iš jų. Man? Taip. Ne? Jo! Ar aš galiu pasakyti, kodėl aš rodžiau? Nu, laukiam. Nu, greitai. Nu, tai nei jokio pagrindo nebuvo. Aš tiesiog norėjau pasirodyti prieš draugelį. Neturėjau pagrindo nei jums rodyti, Dabar nei klausimas. draugeliams rodyti. Ir dabar kas? Gal aš šizofrenijos, tai yra draugelio nematau. Tai, nu ir kaip gavos, kas? Nu ir lochatron, da? Pasilohinai, nes draugelio nematau ir fokus parodai, dabar tau Tai pizdės. žiūrėkit, kolegos, gal tada apsižiūrim jo krepšį, gal jis ten žinot kažką turi. Aš galiu visą iškraustyti, arba va, jūs imkit, kraustykit. Tai žiūrėk, aš paimsiu. Rankas, Pažiūrėk, aš galiu nuleisti. Gali nuleisti. Gali Gali palauk. nuleist. Gali ir nekelt ir nenuleisti, mes neprašym tavęs nei to, nei to. Tu gal, ko tu taip, tu gal nepyk taip? Pykstu, nes fokus rodai man nepatinka. Lempa įsikalinėt, ponas. Nu, Aš? Tai važiuojame, mes patruliuojame, tas fokus rodo, nu tai blem. Bet tai apie ką jūs pasakėt? Apie narkotikus? Lemba jūsų pono žandikulis biškai juda ir neaiškiai vaikšto, tai Ką toks žinau. įtarimas. Žinot laidą? Tokia ateity bus. Farai. Nu. Per TV3. Farai? Tai jo, linkėjimai į ateitį. Ir tau linkėjimai.
Ir tau linkėjimai, ir visiems linkėjimai. Tai kiek ponas Tau geras, irgi sakykit? linkėjimai. Tai išgeriau žalės 3-9 ir dar sakau. Gerai, gal tada pasimatosim gerų. Taigi aš normalus esu, nebėra pas mane čia jokių prikolų. A tai dokumentą turi prie savęs, papasų, parodysi kokį ar ką. Aš tik norėjau garsinti Lietuvą. Tai nereik man garsinti Lietuvos, man reik paso tau. Okay, guys, you, police, it's in Lithuania, we call policeman. Very brave, talent, man, for very brave. Nu, nieko nesupratau. Nu, Bet anglų pasą kalba turi? jo. Nu, gerai. Va, galiu aš rankas nuleisti? Gali. Tai leis, Nuleis. leis. Va, Kur? paduodu pasą. Andrelis, vardas pavardė Andrelis Šponkė. To. Andrelis Ponkė. Šponkė. Šponkė? Galiu rankas nuleisti. Nu, Taigi leisi tos tai rankas. pakelti nuleis. nelabai reikia. Bet tai vis tiek, jeigu prieš mane teisme kažką pasakyti, parodyti, kad jūs... Aš turiu atsiklausti, nes po to sakys, kad aš pagal protokolą. Dabar ponas Gerai. alkoholį. Gerai. Prieš pūsdamas pamerkia akitą. Įpučia. Alkotesteris parodo. Ramba, ponas biški neaukia, biški. Blogai. Kiek čia? 1-4? Blogai čia jau. Nebaudžiakas, bet jau blogai. Rankas šiaip nusileis. Galiu... Gali nusileisti. Aš galiu nusileisti rankas. Rankas Tu leis tas rankas. Ne, nu taigi esam iš tos pačios šalies. Iš tuo pačiu protėviai kraujo. O jūs man dabar čia ką? Eik iki galo, eik nuo galo linijas, va čia va tai. Nu, Nuo to gal. Dabar. taigi viskas, aš normalus dabar esu. O, ble, Be prikolų. panašiai. Aš Pala. dar norėjau pasiklausti. Tu mano laiko čia negaiš. Ar aš esu sulaikomas? Nes aš jeigu ne, aš advokatą iškart kviečiu ir tu di pizdai čia sudai, blėt, bus. Kas yra visuotinės pažeidimas, kad jūs Žiūrėk. rodyt, žinot. Ja? Ne, O, prisistatė. aš visiškai ramus, viską normaliai. Galiu nuleisti rankas. Gali nuleisti. Gali. Tas rankas. Važiavom pro šalį, čia patruliuojam. Žiūrėk. Fakus ištiesęs rodo mum Ne. ir privažiavom. Aš galiu atsiimti, aš galiu pasakyti. Noriu pasakyti, žiūrėk, mergaitė, tu niekada nesielkit taip kaip aš. Aš esu blogas žmogus, aš padariau. Nedarykit nusikaltimų pasaulis, nes jūs pareigūnai viską. Visada pagausite viską už laiko normaliai. Nes aš už Lietuvą nedarykim tokių. Nesielkit, nebūkit blogi, nusikaltimų nedarykit, narkotikų nevartokit ir negerkit. Taip išgeriau. Jeigu išrašot, nerašot baudos, aš va, sėdu tiesiai, pisų namo ir viskas. Kad jūs ponas išgeris, jūs negalite už... Ne, aš pisų peškom, va tiesiai, man per perėją čia. Ir aš išeinu. Kur? Namo! Eisi. Namo, tiesiai namo, prisiekiu, niekur daugiau nevarysiu. Pas draugelį, nu išgerim, buvo dabar vat prispridėlų. Bet nu dabar vat, jeigu jūs atleidžiat protėviai mūsų, juk tie patys iš tos pačios šalies. Aš vat čia pisų ir namo. Davai, aš rimtai, pisų ir viskas. Narkotikų nevartojas? Gal kitą kartą... Prisiekiu, ne, jeigu neradot, aš ne. Kodėl jūs 100 litrų ir paleidžiam. Tai blėt, aš jau 30 protokolų pas jūs turiu. 21 gali būti. Ai, bet gerai, nesielk, nu gerai. Gerai, kas negerai, kas? Aš, Kaip, nu, kodėl? pisų namo, davai, nu pareigūnai, nugi normaliai, aš, nu, blėt, atsiimu viską, atsiprašau, nu nenorėjau, aš čia taip gavos. Gerai, kitą kartą, kad nematytume, kad rodot vidurinius pirštus ir tad, nu, galim gražiai Nieko išskirsti. gero, čia nieko gero, kolegos. Nu. Aš perimsiu, Ne. aš O tai čia fokus rodam, Ne, nu tai gerai. Čia jau tai nebereikia gerai. perimt. Kolegos, viskas tvarkoj, negerai, žmogui negerai, nu. Ne, man gerai. viskas gerai, nu aš pagalvos. atsiimu. Nu, Kur rodau? 4 per 2 ir 2. Ašgi matau, kiek pas mane rodau? normalus esu. Geriau, nu Okei, pridariau, nes ir okei. mamonių. Gi sakiau tavo draugams, norėjau garsit Lietuvą. Dabar jau prisigarsinai. Vaikinai. Aš ne vaikinas. Blėt, nu atsiprašau, mergaitė, nu aš nenorėjau nieko, nu aš Blet, sakau. ne. Tikrai pišiau namo, jeigu jūs pareigūnai ir pareigūnė. Dama, atleistumėt man. Gerai, išsiaiškinsim dabar kaip vyrai. Aš gi ramus, nieko nepadariau. Au. Bet už ką, nu... Nu gerai, surašyk. Viskas. 21 protokolas bus. Eik, tu Jokių davai. fakų čia nebus. Siužetas biški kitaip. negalima. Ana paleido, šitam nepavyko praslysti. Bet, blėt, nu... Bet aš atsiimu žodžius. Gerai, tada To dėkite. gerai, Sėkmės. žiūrėk dabar, jeigu dar. Blėma, jeigu yra animacija. Sėkmės tau. Saliut.
Nėra. Gerai, pareigūnai, mes iš tos pačios šalies, tie patys protėviai. Taip. Varau. Geras, gavosi tikrai gerai roleplayus, gavosi ir biški šiek tiek kitaip, bet didžiąją dalį mums pavyko atkartoti, kad ir čiut nenutrenkė, bet ir anas ėjo per gatvę, tie žiūri ten. Gerbimieji žiūrovai, ačiū, kad žiūrėjote, gero jums šio trečiadienio. Atsiminkite, Contribui gauna papildomus epizodus kiekvieną savaitę, linkas video aprašyme. Kolega, Paro, Sekam. kiek? Parodyk, noriu pamatyti kiek. čia jau didelis kiekis gal. Čia labai blogai šitam vyrukui. Blaivumą tikrinsim, laukiam. Ir mes susitiksime lygiai už savaitės arba per streamus. Iki.